Kokie kristalai populiariausi visas 2 savaites? Labas. Mano Mėnuliuk, šiandieną noriu su tavim pasidalinti būtent pastarųjų 2 savaičių pačiais mylimiausiais jūsų kristalais. Ir akivaizdu, kad prasideda tiek daug naujų pradžių, nes pirmasis kristalas tai yra malachitas, tai yra žemiškoji meilė. Ir tai yra atsigavimas, tai yra dvasinis augimas, tai yra naujo gyvenimo etapo pradėjimas, taipogi tie, kas yra versle, arba kas nori daug naujų veiklų, kontaktų, dėmesio, tai labai rekomenduoju. Energetiškai beje jis labai stiprus. Sekantis kristalas grįžtame prie angelų, tai šitas švelniai mėlynas angelitas, tie, kas pradeda eiti dvasingumo keliu, nori geriau save pažinti, aišku, stiprinti intuiciją ir galbūt bendrauti su angelais. Arba geriau suprasti jų siunčiamas žinutes, arba įvairiausias sinchronizacijas. Na, čia mūsų karališkasis lazuritas, labai mėgstamas ir vyrų, ir moterų, visais laikais labai populiarus. Beje, anksčiau jį turėdavo teisę nešioti tik tai karaliai, žyniai, kilmingi ir labai turtingi žmonės. Tai yra naujas etapas, tai yra dvasinės karalystės valdovas, tai yra bendraminčių bendruomenė besikurianti, kai nešioji šį kristalą. Na, toliau matome 2 ametistus, kurie yra visiškai skirtingi. Pirmasis tai yra mums žinomas ametistukas dėl beje papildomų šitų intarpukų ir papuošimukų. Rašykite man asmeniškai, jeigu norėsite, visą laiką suderinsim spalvą ir įdėsime jums ir papuošime jūsų apyrankę. O čia yra ševrono ametistas, kuris turi labai daug simbolių. Raštų ir ametistas tai yra transformacijos akmuo. Laikas pradėti tą naują etapą ir transformuotis ir dar vidinę laisvę. Na, šitas žydras toksai maldyvukas mūsų amazonitas, šitas ryškus grožis, šitas žydras būtent kristalas labai traukia ir labai daug moterų ir vyrų nusprendė šiais metais pagaliau pasitikėti savimi. Taip pat yra ir komunikacijos akmuo, santykių akmuo. Žinote, kai žengi žingsnį pirmin ir dar 6 žingsnius atgal. Tai va šitas pagaliau įkvepia dideliem darbam ir padrąsina. Na ir aišku, mūsų prabangusis jau čia yra brangakmenis, čia yra smaragdai. Tai smaragdai yra meilė gyvenimui, absoliučiai meilė viskam, džiaugimasis, mokėjimas džiaugtis kiekviena diena, viskuo, kas įvyko, tai yra ir meilė, ir sveikata, labai daug optimistinės energijos, pakylėjimo, tokio vėl ugnies, uždegimo jumise ir jūsų gyvenime. Labai džiaugiuosi, kad renkatės naują pradžią, labai džiaugiuosi, kad renkatės pokyčius ir savęs pažinimą, tiek per kristalus, tiek per mano asmeninės konsultacijas ateinate ir sprendžiame jūsų užstrigimus bei klausimus. Taipogi jūsų laukia gausos seminaras, kaip pakeisti savo gyvenimą su praktiniais patarimais, ką realiai daryti. Ne tik teorija, bet ir praktika. Tai įrankių labai daug ir visi jūsų laukia Mėnulio magija 777.lt.